Tai mano vardas Audrius Jokubauskas, aš esu sūrininkas, ūkininkas, laikau vieną arklį ir aš 19 melžiamų avių. Visai netikėtai kartą atvažiavau su tokia grupe į koncertą Dargužių kaime ir netikėtai susipažinau su Valdu ir Rasa, kurie buvo ką tik įsigiję keletą ožkų ir pradėjo daryti sūrius. Ir mes bebendraudami, šnekėdami ilgai žiemos vakarais atradome labai daug bendro ir man labai pradėjo patikti tas kaimiškas gyvenimo būdas ir aš pajutau, kad man reikia iš tikrųjų ir gero maisto ir man patinka tas bendravimas, tas toksai ramus, pasitikinčių savim ir mylinčių savo darbą žmonių bendravimas. Ir aš pagalvojau, kad aš irgi norėčiau taip gyventi. Sūrius gaminu 3 metus ir sekasi neblogai, man kuo toliau to labiau patinka, sūriai pavyksta, žmonės jų nori vis daugiau ir daugiau, tai avių banda po truputėlį plečiasi. Ir ketinu per 3 metus padidinti avių skaičių iki maždaug 50 melžiamų avių. Ir aš manau, to turėtų užtekti. Tai tokio ūkio dydžio, koks yra dabar, jo pilnai pakanka pragyvenimui, tačiau neužtenka pinigų investicijom, o kolūkis augotas yra labai svarbu ir man šiuo metu labiausiai reikia, kad galėčiau toliau sėkmingai daryti sūrius, įsirengti sūrinę. Kaimas gyvas gali būti per smulkius ūkininkus ir smulkius amatininkus. Tai kuo daugiau tokių smulkių, savarankiškų vienetų įsikurs kaime, tuo bus gražiau, spalvingiau ir įdomiau.